Sveiki draugai, mes ir vėl oro uoste ir vėl skrendam kur? O kur? Pasakykit jūs. Jei paklaustumėt, kur skrendu, tai pasakytumėt turbūt frazę ir vėl. Tai taip, ir vėl skrendu į tą pačią nuostabią šalį, tai yra Japonija, bet šį kartą į pietinę dalį. Kol kas tiek, susitiksim Japonijai. Lekiam, varom, krėdam, dundam, varom ir laukiam gimtadienio dovanų. Rimos šiandien gimtadienis, ore, tarptautinis. Važiuokime. Atvažiavome į viešbutį. Nu ką, žiūrim, ką čia gaunam mes. Didelė erdvi lova, televizorius, darbo kambariukas ir vonia. Wow. Nu ką, išrinam vakare pasitrainėt po Fukuoką ir prie pat pagrindinės gatvės yra Nakasu Food Stalls, tai tokie žodžiu. Kaip čia papasakot, yra tokie kaip restoranėliai, kurie atsidaro vakare, juos surenka ir kai išmuša 12 valandą, juos vėl visus greit išrenka ir nieko nebelieka. Tai čia žmonės ateina, vakare užkandžiauja, toks food courtas didelis pasidaro ir iki 12 valandos nieko nebelieka. Tai einam, gal pavyks paragauti. Labai visi glaudžiai sėdim, čia šalia visur žmonės. Čia kepa. Užsisakėm, žodžiu, rameną, kur daug svogūnų yra. Ir gyoza. Ir aišku, lūčio. Kampai! Nu ką, prisiėdėm belen, kaip galiu pasakyti. Yra persivalgyta. Wow, ir už 2 ramenus, už gyozą ir už 2 alaus aš sumokėjau 17 eurų. Jūs įsivaizduojate? Taip. Dabar yra jau po 11, tai jau visi užsidarinėja šitie food truckai. Bet tos krautuvės dar, kur ten, tai iki 12 turėtų dirbti. Mes sakom jums labas rytas ir šiandienos tikslas yra pasimti automobilį ir važiuoti į Nagasaki. Tai biškį bus iššūkis, bet nieko, įdomu. Atvykom mūsų vietą, tai mūsų vieta vadinasi Nissan Rent a Car. Nu, užeinam, palankysim. Greitas vlogas jum, nes reikia išvažiuoti, pasiėmė mašinėlę, viskas gerai, tai papasakosiu, kaip mūsų naujoji mašina Nissaniukas. Čia, sėdam į kitą pusę ir važiuosim. Žiauriai keista. Važiuojam Japonijoje. Gerai. Ir reikia prisiminti, kad čia ne posūkiai, o valytuvai. O čia nesu vieną kartą įjungiau. Tai tu lygiai važiuoji 2 minutės dabar su šitą mašiną. Tai, žodžiu, apie mašiną trumpai. Viskas labai paprastas, svarbiausia turėti vairuotojo pažymėjimas, pasas ir tarptautinis Ženevos konvencijos būtinai tarptautinis tas pažymėjimas vairuotojui. Viskas, nieko daugiau nereikia. Sustojom prie večikės, suvalgom savo onigiri pusrytuką ir eisim toj parodysiu, kur mes čia atvažiavom. Pirmas mūsų taškas, kad atvažiavom iš pačio ryto, tai yra tokie akmenys jūroje, kurie simbolizuoja meilę, santuoką ir nenustojimą ryšį. Tai yra 2 akmenys
Vienas yra vyras, kitas yra žmona ir tarp jų jungianti virvė, kuri beje sveria apie 1 toną, kurią keičia 2 kartus per metus. Labai graži vieta, vestuvių labai pamėgta vieta, visi atvažiuoja vestuvinės fotosesijas daryti. Tikrai gražu. Santuokinių akmenys. Santuokiniai tibiai. Varysim toliau, čia toks greitas trumpas sustojimas. Tiesiog dėl šitos vietos. Dar vienas toks dalykas, kad atvažiuokit čia per saulėldį, nes per saulėldį saulė leidžiasi lygiai tarp tų 2 akmenų. Tai labai gražu būna. Nuomotis mašiną reikia atkreipti dėmesį, kad Japonijoje yra mokami keliai. Tam reikia ETC kortelės. Ja nusiperkat, prisidedat prie mašinos ir tada perkat KEP. Tai yra kelių abonementas. Tai jį irgi nusiperkat, gali 2 savaitėm, gali dienai ir panašiai. Tai va, jūs sutaupot pinigų ir laiko. Bet ne visur jisai skaičiuoja. Tai reikit grinų būtinai pinigų. Nes reikia grinų. Nes tai priema daugiau. Nepriima niekur. Grinų reikia. Liko dar 55 minutės ir būsim Nagasakyje. Is 2,210 yen. Japoniški šviesaforai. Labai paprasta taisyklė, tai yra važiuoti ten, kur dega žalia. Jeigu žalia, tai važiuoji visur, o jeigu raudona ir rodyklė žalia, tai galima važiuoti tik ten, kur žalia rodyklė. Tai viskas labai paprasta. Atvykome į Nagasakį ir Vygantui reikia grinų. Grinų reikia. Vygantas negali susimokėti. Palauk, turiu kažkiek. Ar užteks mums grinų? Štai kaip. Arigatou gozaimasu. Atvykom į Nagasakio atominės bombos muziejų. Kaip čia pasakius? Rimtas ginklas, galiu pasakyti. Nušlavė viską, kas buvo pakeliui. 45 metais va tokią bombelę užmetė. Čia yra tokia plokštelė metalo, kurią gali paliesti. Tai čia ištirpęs tiesiog metalas nuo karščio. 7 km spinduliu viskas buvo mirę. Rugpjūčio 6 ant Hirošimos, rugpjūčio 9 ant Nagasakio. Jo, žiauru. Šiaip iš tikrųjų tai pagalvoju, kad čia buvo prieš 70 metų ir susprogdino, sakykime, spindulį tą apie 7 km ir kai tu pagalvoji, kad dabar gali susprogdinti apie 50 km ir ta bomba yra 2000 kartų galingesnė, 2000 kartų. Tai eina savo. Ir tu turi 5000 tų galvučių. Tai čia iš vis kosmosas iš vis. Atominiam ginklam nedam X-a. Mes ėjom čia tam taikos parke prie Nagasakio atominės muziejos ir pamatėm tokius kažkokius spalvotus dalykus. Tai čia yra origami išlankstytos gervės, vadinasi 1000 gervių, kurios simbolizuoja taiką ir kad karas niekada daugiau nepasikartotų ir tokio įvykio, kaip čia buvo, niekada daugiau nebūtų. O čia yra vieta, kur nukrito atominė bomba priešais mane. Žmogaus.
ką. Mes čia vis laik pasikeitę gyvenime. Ir čia yra dvipusis eismas. Wow, o tokiais va. Jis iš kitos pusės kažkaip privažiuoja. Čia net kelias toks apaugęs visas. What the fuck? Tai jau. Tai va tu patirties turi. Jo, tik nedavai pusė įvairas. Iškai nepadavė. Gerai, kad mašinų šiaip nei vienos nėra. Ir dar skardis, va, yra kairiai pusė tiesiog. Žiauru, buvo 20 minučių stresą tiesiog, nemirksėjau, buvau įstempęs, prasilenkėm su 2 automobiliais, ačiū Dievui buvo biš praplatėjimas, nes kitu atveju tai atbulinių važiuot, kur skardžiais iš abiejų pusių. Kosmosas kažkoks jau, čiūpa šiek tokie medžiai, šiek bonsai visi. Nu. Įnenas rašo numerius. Tai turbūt šitie bus. Nu, žodžiu, čia yra kitokia sistema biškit. Savitarnos. 500 sieną įdėtum. Write down your car number. Įdėdu 500. Op. Va, taip va. Ką užuodi? Kvapą. Kokį? Aš tai žodžiu kiaušinis tokias. Pažiūrėkit. Ai, kisau. Tai va, o čia yra Unzen Jikoku. Tai reiškia Unzeno pragaras. Jikoku yra pragaras japoniškai. Tai čia yra be galo daug sieros, už tai tas kiaušinių kvapas toks jaučiamas. Ir vanduo virš 100 laipsnių temperatūros visas verdantis tiesiog garuoja. Einam. Daug čia katinėlių. Patinka turbūt katinukam čia ta šiluma. Jie čia guli, išsidrėbė ant akmenų šiltų. Ten buvo 4 kačiukai. 4 kačiukai? Wow. Tai visi tokie mėly. Gausim. Žodžiu, trumpa istorija. Vakar per teleką matėm reklamą. Šiandien nusipirkom. Skanu. Kaip vertinė? O, jau daug cukraus vykant tai patinka. Pasistatė mašiną parkingę ir noriu aš jums papasakoti trumpai apie parkingą. Tai žodžiu, mieste yra maros 3 tipų. Žodžiu, vienas tipas yra, kur lazeriu nuskaito tavo numerius iš galo, tenai būna toksai. Ir antras yra, va, kai dabar pasistačiau. Žodžiu, yra toksai, nežinau, kažkoks mechanizmas, kuris pakyla į viršų ir užblokuoja tave. Ir kažkoks dar trečias yra, dar nesusipažinau. Tai tiesiog prieinat prie aparato. Ir kai norit išvažiuoti, suvedat savo numeriuką, susimokat, tas į apačią nusileidžia ir išvažiuojat. Pakyla. Vedasi mane Rima į kažkokią tai valgymo vietą, nes nori pavalgyti okonomijakių. Tai yra kopūstai, ten blynas su visokiais kitais priedais. Trumpai tariant, okonomija yra pagal tave, o jaki yra keptas. Žodžiu, keptas pagal tavo skonį. Tai blynas, žodžiu, sudėtas pilna ingredientų. Yra iš kopūstų. Gerai. Pirmas mano tastingas. Jaučiu soją ir makaronus.
Bet skanu. Labai skanu. Gal dėl to, nes labai valgyt noriu. De l'île de la Cité à Saint-Germain-des-Prés, un monde entier sommeille. Prisivalgėm, pavalgėm, labai skanus gerai. okonomijakiai. Girdėjau, kad labai gerai, bet labai gerai ir buvo. Susimokėjom 27 eurus. Tai buvo už 2 tos blynus ir 2 alaus. Geras experiences, žiūri, faina vieta, šiaip ton. Ja. Ton. Labai, labai, ton, labai. Ton.